Kažkas kaip ir ūžia, hebra. Opa, kas ūžia. Opa! Kas gyvas atplaukia alaus putą, kas negyvas pieną putą. Tai va, vienkiemi, gerbėmiai televizijai žiūrovai ir svečiai. O, skraido alaus puto. Ką? Kokia galytė, sakau. Kuo arčiau neini? Eikite arčiau. Jo, užtvanką padarė. Ir lygį valdo. Vienkiemi. Fotkiu jos, nefotografuoju, aš filmuoju. Negaliu iškęsti, nefilmavęs. Šlapia, lietinga. Vanduo šlapias, oras geras. Ar eisim į apačią, ar eisim prie mašinos, įvažiuosim dar į Hašą? Ai, tai reikia navigaciją užmestakį. Užmestakį ir pasižiūrėsim. Aš tai kažkaip žiūrėjau, kretingos muziejus, yra į ten. Nu va, pažiūrėjom kriokliuką, užtvarą, reguliavimo vandens srautą. Žvejų nėra. Gaila, gaila. Lietingas oras, žvejai nežvejoja. Važiuojam. Gal rimtai japoniškus sodus dar pasižiūrėsim. Muzikuntų kiek aplinkui. Staliukų, zuikių su būdom visokiausių, poilsinės tikriausiai. Hebra sėdė, dalyvauja. Baibokų kiek štais. Mašiniukų, o, Bugatti. Krematorijui stovinti, šašlikam. Ir kaip be meškų, nu kaip be meškų. O! Studebekeris. Ir Kriaučius. Kas nori su Juze pasikalbėti su Juze. Poilsiavietės. Darbėnų bažnytelė. Ir mes pataikom ant pirmos komunijos šventės. O kodėl varpai neskamba? Ai va, pradėjo skambėti. Valio! Klebonėje.
Tai čia mes pačiam centre, aš taip suprantu. Va, net mašinė, kur pasistatyti, vos įsispraudžiau ten į kampelį priekį. Kaimukas. Ne kaims, miestelis, aš suprantu. Nu, viskas, įsiblaškė, jau dabar visi baliavoti. Šventė švęsti. Kai buvo atvažiavęs į Lietuvą, mūsų tie pažįstamas buvo kontaktas. Sako, jie supranta, sako, šalia viena kita respublika, sako, yra, ne? Viena respublika, sako, Grydis. Atvykome į japoniškas sodas. Švartuojamės. Japoniškas sodas. Einam. Pasidžiaugti japoniškų sodų. Šuniukai negali, žmogaitė negali į dešinę, šuniai negali. Privati valda. Nu kaip ten be tos Lietuvos gerovės vėliavos. Sveiki atvykę. Į latvišką į. Pasižymėkim, kur mes esam. O! Kasa. Nu tai šičia va sodo vartai ir akmeniniai žibintai. Tai va antras, aš matau antras numeris arba trečias, o tai dabar ten po dešinę. Trečias antai po dešinę, tai antrą numerį reikia. Trečias čia yra, žiūrėkit, medžiai suformuoti, matai, bonsai sodas. Tai ten bus. Dėdė su barzdantai koks eina. Pušelės ir tos apgnaibytos aukštys. Kaip interesna. Žiūrėk, kaip iš pušelės padarė banzajų. Bonsajų. Čia dar auginamos prekės ten pardavimui. Hebra, nenorit nusipirkti? Ten. Pardavimui. Ten aš kainą sumesiu, atsistosiu į eilę. Uždaras kiemukas toks. Вот taip, subonsajina medžiukus. Oi, tu savo. Nu, gražu taip iš tikrųjų, ne namie tokį gražuolį, bet įsivaizduoju, kol tu jį tokį užauginsi. Čia reikaliukų. Jo.
čia vargšė šitais iš maisto neturėjimo dar vaikų prisiaugina. Žiūrėk, man akmenų grynai. Kokios šaknis, kaip jie gyvena. Iš ko maitinasi. Nu, Man to mažiuko užtektų šitas. Man patiktų toks. Einame gražiai sutvarkytais takeliais, sklypeliais, gėlytėmis, žolytėmis. Čia traša yra, greičiausiai. A kur vanduo? čia irgi matytas žalimas. Nėra vandens. Arbatos namelis. Kas ten tokie? Babaukai sėdi. Japoniški tavo vardas kanji hieroglifais. Kanji hieroglifais. 6 stacija. Kas čia yra? Popierinę juostelę užkabinkite ir pasidarys tavo svajonė išsipildanti, ne? Išlindom šiaip taip į parko zoną. Didžiojo parko zoną. Rimtai žiūrėk. Trešnė, jomai. Kas čia gali būti? Lietuvoj. Obuoliai, trešnės, vyšnės, agrastai. Jūs ką norėt bambukų pamatyti? Minolta fotoaparats. Jomai. Krūmas pavadins fotoaparatu. Kašmaras. Yra vanduo, prūdelis. A lydekų yra įdomu. Ir lieptelis, ir gėlytės, ir žolytės. Ir žmogai va sėdi, ilsisi, medituoja. Stacija 10. Va, einam pamedituoti. Kad gėlytėm pasidžiaugti. Labai neblogai, klausykit. Nu, dideliai gražu. Įdomią butkę. Butkę. O, vandens atsirado. Tai čia nes ten anoj pusėje nėra, nes čia va yra. Tai čia gal ant žemės lenda. Čia nieko. O ko jūs šitai autobusų stotelį laukit? Karoliniškės, Lazdynai, Šeškinė, Fabijoniškės. Kalėjimas. Ai, atrai, tai. Prisiminimai. Dar reikia mums dabar grįžti pro tą sakurų sodą, tenai sužiai pilėtumis.
paėmė šniūrais, priraišiojo šitais vargšės pušis. Ну, не дуода, Kad иди, neaugtų чтобы augti. помалу. Я почитаю. Nu va, ir atėjome labai dideliai, oi, gražią vietą, bet lietus lyja. Laikau aš. Man iš tos pusės lyja. Einam dabar čia. Čia. Еще как мы сегодня реки. Blin, kaip lyja. Dangus vėlgi. Aš taip suprantu, kad jūs bandote irgi gražių kadrų prisigaudyti. Norėjau pasakyti vaikūzų kadrų. Jo, vaizdelis tai čia suformuota tikrai gražiai. Lyn lietus per karaliaus pietus. Nu ir turėjai vėl pradėti lyti. Jo, lyja. Lyja ir nestoja. Ir saulė šviečia ir lyja. Man atrodo, čia viena iš gražesnių tų vietų. Pati gražiausia. Na. Tais akmenim. Kiek žmonių prineša, tai takai padaryti, nu, ir visokios kalbos, bet tos Kokia man bendradarbis užrodė, sakė, man. Ai, kad Nu blemba, kaip fainai. Čia kaip šitoj Juodkalnijai tokia vaga. Nu interesna čia. Gražu, nupjauta, sutvarkyta, vanduo. Pamatei ką? Žvakidę akmeninę. Aš einu, matau lieptą, aš einu iš tos pusės. Vandens telkinys tipo bala. Štai dobeliuko kiek. Jo, brolyčiai, čia labai fainai. Vo kokie žvakydės čia. A, rimtai, žiūrėk. Paskiau aš. Žiūrėk, čia po 10 centų dar yra. Ir po 5, ir po 20. Čia šviežiai dabar kažkas padėjo. A tu irgi 10 įmetėjai. Aš pasiimsiu tada. Man nuo blizgantis patinka. Prisiminimai. Tegu būna, jo. Sako, gal teks sugrįžti, kaip. O čia tai, čia dar vienas sekantis. Ir vėjas pučia.
O už nugaros pievos. Nu, liuks, gražu. Suformuota interesniai. Tuot prie to akmens. Pinigai, pinigėliai. Jo, viečikė nebloga. Jau gerai, taip, jo. Netrukdyk, aš filmą darau. Labai svarbi informacija. Aš žiūriu, kaip tie šuniukai agilikės, kas čia tokias, kaip sviruoja gražiai. Šiluma ateina, o saulė išlenda iš to. Saulelė šilda, ja.